Klausau. Labą dieną. Klausau. Girdėjau, kad čia namas parduodamas. Oi. Čia ne namas, čia bungalas. Parodykit, gal pirksiu. Viskai į laiką pažiūrėkit. Neturiu laikrodžio, tik tai akmenukai rodo, kad viskas tvarkoj. Labas vakaras, pirkėja. Labas, pirkėja. Tai va, tai rodykit greitai, ką turit, nes labai turiu mažai vietos. Dar turiu ir vyrui pasidalinti video, tai greitai rodykit. Užeik, prašom. Taip. Turim saloną, valgomai. O kur įvalgyti čia dabar reikia? Kol kas ant žemės. Kol kas ant žemės. Marokos stilių. Kilimėlį pasitiesti. Kas čia per daiktai ant lubų? Architektūrinis kūrinys kupolas. Čia yra originaliai, o šito bendrijoje yra namais. Nu, įdomiai atrodo, įdomiai. Taip, jau. Aha. Turim saloną su didžiuliu langu, su vaizdais į gamtą ir urbanizaciją, į žalią vietą, sofą. Palaukite, žolio vietą noriu parodyti vyrui paskui. Tuoj. Citrina čia? Čia citrina. Trūksta tik džino ir toniko. Oi, aš nepažįstu tokių dalykų, rodykite toliau, kas čia dabar. Sofkutė. Aha, čia televizorių turiu kur pakabinti. Rozetės yra. Yra rozetės, gerai. Galima pasistatyti. Supratau. Virtuvė su visais aplancais, su visom pilies, su visom... Šitą piniginę irgi parduodat? Ne, šitos ne. Yra šaldytuvas, yra indaplovė. O man šaldytuvas ar ten talpus, viskas sutilptų. Yra O, galima kepti. Ne, tų dalykų aš nenaudoju, bet orkaitė. O, indaplovė labai gerai. Didžiulės kampinės spintelės, turim lentyną susidėjimai. O kampiniai spinteliai gal vaikus paslėpti išeina, parodykit. Tau tik tai vaikas ir slėpti. Pone pirkėja. O, labai. Yra dvi yra net, ar ne? Akmens stalviršis, akmens masas. O dar įrankių kažkokiu turėčiau, jeigu taip jau kraustyčiausi iš karto. Gerai, rodyk. Koks įdomus šviestuvas, gerai, tęsiam toliau. Visos durys įmontuojamos. Va, aš norėjau sakyti, kur duris. Durų nėra, bet durys jums. Visos durys įmontuotos į sienas, paslėptos. Oi, kokie šviestuvai įdomus. Aha, yra kur man sukneles pasikabinti. Priklauso kokį kiekį. Nu, turiu. Vyras neuždirba, bet pati nusiperku kartais. Mačiau, gerai, toliau rodykit. Antras mėgamasis, kondicionierius, spintos. Yra čia, jeigu vaikams susikabinti, yra viskas. Dar trečia ten uždaryta, ar yra iš tikrųjų? Tai uždaryta yra. Labai gerai. Na, tęsiam toliau, greičiau. Prašom, užeikit, vėl montuojamos duris ir vėl duris montuojamos vonioj. Turime dušą su tualetu, su užpakaliu dušu. Kaip užpakaliu? Oi. Taip. O popieriaus? Popieriaus reikia atsivežti. Supratau. O kas čia dabar? Čia yra angaukraštis, langas. Murzinas. Čia galite išvalyti prieš pardavimą, jeigu pirksiu. Va čia, ten yra tokių kažkokių, tai neišvalysit. Čia kam čia šitie daiktai? Čia galima skalbimo mašiną pasijungti čia, arba atskira patalpa viršų. Veidrodis su pašildinimu, su laboratoriumu. Nu, rodykit. Ir turim papildomai antrą aukštą. Labai jau daug juostelės prisisuko, padarysiu tą pauzę, kol jūs čia užlipsit, gerai? Čia tokie, čia sukami. Sandėliavimo vieta. Jūs čia vaikštot, kaip žinot? Sandėliavimo vieta. O ką čia sandėliuosim? Susidėti, galima sandėliuoti spintą pasidaryti. Supratau. Turim vietą skalbimo mašinai. Tai jau antrai skalbimo mašinai. Jeigu tik reikia, čia vienas irgi iš... Čia gal vyrą užrakinsiu, jeigu neklausys. Arba jį tave užrakins vyras. Irgi gali būti. Nu ne, aš tai raktus turės. Didelė soliariumą su vandens, elektrom, viskuo paruošta. Kur tas vanduo? Ta prasme vanduo, kai lyja? Ne, vanduo kranas padalimas yra viskas. O, nusiprausti, jeigu norėčiau viršui, ar ne? Dar aplink šitą terasą noriu papasakoti, kad čia yra vieta paruošta džakuzį, jeigu tik noras yra. O čia yra atvesti elektrą vanduo. Šlanga kur? Kur šlanga? Čia džakuzį pasistatyti, kad galima pasijungti, turėti džakuzį. Norėčiau džakuzį. Kiek kainuotų džakuzį, pavyzdžiui, pastatyti? Priklauso nuo, gali būti ir pripučiamos, kurios kainuoja po 500 eurų, gali būti ir nuo 5000 ir iki 10 000, priklauso nuo dydžio. Nu tai jau čia kiek jau pinigų jau vyras išskirtų, bet galima, ar ne, pasistatyti? Priklauso
Priklauso nuo kokį bikinį užsidėsi, vyras tokį ir užsidėsi. Gerai, kažkaip čia tą klausimą. Aš gal su vyru aptarsiu, jūs man nepatarkit. Gerai. Ir dabar, ir kaina tada, sakykit, kiek jūs čia norit už šitą namą? 199 Kiek? 199. Ko? Rublių rusiško. Aš pesetais. Pesetom tada 3 milijardai. Ne, man, gerai, eurais, būkim žmogiški. 199 tūkstančiai eurų. Jau čia dar mokesčiai dar, ar ne? Galima ir svarai 199. O dar mokesčiai? Mokesčiai natūraliai. Kokie dar mokesčiai? Gerai. Jūs eikit pasidomėkit pradžiai įstatymais. Gerai, atsiprašau. Aš čia gyvenu, įsirovėte tą kažko. Ne, aš tik tai norėjau sužinot, kokie dar mokesčiai, kam jums čia tos mokesčius. Jūs pinigus atneškit, parodykit, tada galėsim rodyti. Jezu, aš dar dėl paskolos norėjau paklaust. Negalit papasakot? Aš turiu savo... Gerai, per daug agentas sunervinau. Paskambinsiu aš jam rytoj. Jūs galit man savo kortelę duoti, aš numerį. Čia greičiau, čia galima. Dar į terasą. Trumpam pažiūrėsiu, kaip tas laukas atrodo. Palaukit, dar pasižiūrim, kaip čia atrodys nuo tos citrinos, sakė. Pasakykit man dar, prašau, kodėl čia gėlių niekur nieko, vazonai tušti. Užakina, o Dieve. Gerai, viso gero, turiu ir video baigti. Atsiprašau, kad taip nemandagiai su šito agentu išėjo šį kartą, aš pabandysiu kitą kartą pabandysiu, žinokit, aš jum rytoj dar paskambinsiu, gerai? Viso geriausio. Aš rytoj pratęsiu, žinokit.